Šventėje Palangos stalas 2009 pristatome VŠI Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą ir vieną iš šio centro skyrių – kurorto verslo skyrių, kuris įsikūręs Palangoje. Kurorto verslo skyriuje vykdomos poilsio paslaugų agento ir smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesinio mokymo programos. Į poilsio paslaugų agento mokymo programą priimami mokiniai baigia 10 klasių, o į smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programą priimami mokiniai baigia 12 klasių. Taip pat kurorto verslo skyriuje vykdomos kurorto verslo vadybos studijos. Šiandien mūsų tikslas – prisistatyti Palangos miesto bendruomeniai bei miesto svečiams. Poilsis tai man yra sodas, turim didelį sodą, darbas sode, gėlių auginimas, daržovių auginimas, paskui to derliaus suėmimas, jo ruošimas, man tai yra poilsis. Man poilsis tai yra visų pirma visi darbai nudirbti ir tada jau galima ilsėtis pramogos. O kaip jūs poilsiaujate, ilsitės? Aš ilsiuosi aktyvų poilsį, mėgstu sportuoju, važinėju dviračių, žaidžiu tenisą. Poilsis yra pasivaikščiojimas prie jūros, iš Palangiškiai, tai nueinu prie jūros, pasėdžiu, pabūnu bent porą valandų. Skaitau, kad jeigu neišeisi ir nejudėsi, tai jau ne poilsis. Po darbų turi pailsėti, tada jau jisai gali į sekančią po savaitgalį vėl dirbti sekančią savaitę. Ramybė, begalinė sielos ramybė. Jeigu tu randi ramybę tarp darbų ir tu jauti meilę, pasitenkinimą darbu kokiu nors, arba skaitymu, arba mokymus, žinoma, jaunimui siekimų kokio tikslo, tai irgi yra poilsis.